Reportažas iš Krokuvos apie jų smash burgerius. Smash Time Burger. Praleidom Lenkijoje jau kokias 5 dienas. Iki valios atsivalgėm pirogį, karbonadų, šnicelių ir panašiai. Tad netikėtai atsidūrus tokiam įdomiam skverelį, nusprendžiau kiek atsikvėpti ir smash burgerį pavalgyti, bei su jumis įspūdžiais pasidalinti. Už 3 burgerius ir bulvytės 35 eurai. Beje, šiame skvere galite gaivintis tik gaiviaisiais gėrimais. Na, jeigu jums tai labai aktualu. Kalbant apie kainas, paprastas burgeris, tai yra tik mėsa ir sūris, kainavo apie 8 eurus, o su ekstra priedais, pavyzdžiui, kaip maniškis su mėlynuoju pelėsiniu sūriu, karamelizuotais svogūnais ir kitais dalykais, ar žmonos barbecue variantas, su šoninė, agurkėliais, salotom ir visais kitais su ingredientais, kainavo maždaug po 9 eurus. Ir viskas su 2 mėsos paplotėliais. Tad bendrai vertinant, kaina tikrai nebloga. Vaizdas irgi neblogas, bet greičiausiai dėl to, kad mane atpažino. Juk daug kas taip nuolat sako, mane atpažįsta, todėl nuolat geresnius burgerius padaro. Tad paragaujam bulvyčių ir griebiam savo burgerius. Ir kaip minėjau, čia turėjom barbecue variantą su šoninė, maniškis variantas buvo su mėlynu pelėsiniu sūriu ir glazūruotais svogūnais, o mūsų mažoji keliauninkė valgė klasikinį, tiesiog su mėsa ir sūriu. Ir galiu drąsiai sakyti, kad patiko visiems be išimties. Tinkamai apskrūdė ir traškėsi išlaikė mėsos paplotėlį, stiprus ir nuodėmingi priedai viduje. Tad jeigu būsite Krokuvoje ir pavargsite nuo vietinio maisto, gali čia drąsiai užsukti. Skanaus!